Sveiki benzingalviai ir benzingalvės. Galvoju, varome pasivažinėti ir pakalbėti apie tai, ar galima važiuoti tarp mašinų ar ne. Paklausime kitų baikerių nuomonės, vairavimo instruktorių, policijos, gal, jeigu sutiksime. Ir ką jie man atsakė, lekiame kartu. Na, sveiki, vėl susitikę. Kaip mėgstu sakyti, naujas projektas. Kaip naujas mocas, ne naujas, senukas. Yamaha R6. Galvoju, reikia nuplauti, paruošti. Oh my god. Neina biškį suskaupti. Tai va, Yamaha R6, visi žino, kas čia yra. Kaip ir R1, taip ir R6, biškis silpnesnės. Nu ir galvoju, pasivažinėti šitą, apdraus technikinį jau praeitą, nuploviau, vanilę supurškiau. Galvoju, reikia prasuk kratuką ir pamotovloginti. Iškel klausimą, pavyzdžiui, įdomu pasidarė ir pastoviai diskusijos vyksta, ar galima filtruoti tarp mašinų, split linas, arba kitaip tiesiog tarp mašinų važiuoti. Daug nuomonių, daug visokių argumentų, bet taip nieks iki gal dar nebepasako. Tai šiandien iškelkim tą klausimą ir bandykim padiskutuoti. Aš savo nuomonę pasakysiu, paklausim vairavimo mokyklos A kategorijos instruktorių, vairavimo mokyklos direktorių, teorija, kad yra teorijos, ket kūrėjų, kaip čia suformuluoti, nežinau, at knygų neskaitau, nemoku bazarinti. Nu ir aišku, pasivažinėti su šituo senoliu 2000 metų, parduodu kas norit. Na ir smagumėlis. Na tai kaip manot, galima tą daryti ar mašiną ar negalima? Klaipėdoj biškai mažai tų kamščių, tai nelabai kažkaip aktualu. Ten kada tie kamščiai? Ryte ir vakar. Aš asmeniškai važiuoju, kai eismas stovi. Kai eismas stovi, važiuoju į priekį, stoju ramiai tvarkingai. O kai juda srautas, tai vėl tarp mašinų priekio ir galo įlendu. Bet mano nuomonė, kad kad negalima. Ten jūs gali interpretuoti savaip, sakyti, apvažiuoti, kliūti, dar kažką. Tai prie raudonos stojančios mašinos nėra kliūtis. What? Nėra kliūtis. Ten jo, mačiau ras, kad policija sako nieko tokio, jeigu ten ramiai, tvarkingai, bet tai čia policininko nuomonė ar kažkokio ket punkto argumentai, kažkoks pasiteisinimas. Pavyzdžiui, regitroj irgi regitrinių klausiau. Norėjau, kad dar nusifilmuotų, bet sakė ne, tai ir nenervuos. Skau, galima ar negalima taip daryti? Tai aišku, kad jie sakys, kad negalima, nes visgi egzaminas. Klausim Respublikos vairavimo mokyklos direktoriaus jo nuomonės, kokią ar galima taip ar negalima, gal iškirs kažkokį teisinį punktą, kuom vadovautis, kuom remtis. Sveiki. Labas. Sutiko pasidalinti vairavimo mokyklos direktorius Respublikos ir vairavimo
egzaminų teorijos įkūrėjas, kaip ten? Vairavimo egzaminai.lt. Vairavimo.lt. Tai va, Teorijos mokam žmonės. taip, tai va, ir toks teorinis ir kilo klausimas, va, čia dabar tokia diskusija vyksta, kad motociklai ir ar galima Lietuvoje važiuoti tarp mašinų, va, tai tarp tų tarpų landžioti. Kaip sakom, iš žodė filtruoti jo tarp mašinų. Arba kitaip angliškai, žargoniškai, line splitting tas toksai. Tai va, galvoju, paklausim, va, kas teoriją dėsto, kas mokyklą vairavimo atsidarė, va, ten. Nes iš motociklininkų pusės tai visi tai... Aš užduosiu klausimą, o ar yra kelių eismo taisyklių, kurias visuomenė toleruoja, kad pažeidžiam, kad teisėsauga irgi kaip ir toleruoja ir yra taisyklė parašyta, kaip kad ir draudžiama, bet realiai visuomeniai kaip ir nieks neprieštarauja, kol... būtent, neprieštarauja, tu sutinka, jeigu ten protingai, tvarkingai, bet kaip teisiškai būtų, jeigu, nes gal vienas policininkas jis gali traktuoti, kur pats gal važinės motociklų, tvarkingai, viskas gerai, o kitam, kuris nepatinka motociklį, dabar aš jį, pavyzdžiui, gal kažkokiu punktu nubausiu, eismas vyksta eismo juostom, o ne per tą liniją baltą punktyrinę, tai čia jau yra taisyklėse parašyta, kur reikia važiuoti, o čia jau galim tada jau čia interpretuoti, galima jau kaip kas nori, ne? Tai tokio Aš sakyčiau taip, jeigu jūs pataikot, kai važiuojat, jeigu yra punktyrinė, taip tarp tų punktyrų, taip išvinguriuojat ir ant baltos neužvažiuojat, gal ir galima. Bet jeigu yra ištisinė, tai reiktų jau tada turbūt ant tos baltos neužvažiuoti, arba biški dešiniau būti, arba biški kairiau. Ištisinė, kaip sakau, šventas dalykas, jau ant jos nieko negalim daryti. Supratau, įdomu, pats važinėt motociklų? Jo, vieną kartą metus. Vieną kartą, ne, tai. O jums kaip pats su mašina, pavyzdžiui, su atkamščiu ir pravažiuoja? Jo, aš su mašina kartais taip pat daryti. Aš su mašina. Line splitting. Galima, ne? Tai jeigu su motociklu galima line splitting, kodėl su mašina negalima? Aš tokios logikas, kodėl to su mašina negalima, ne? Line splitting ir viskas. Nes mano nuomonė tokia, kad vieno josiai, jeigu palikėtus berots, jeigu aš irgi nemeluoju, vieno josiai gali būti vienas automobilis arba du motociklai šalia vienas kito greta esančio. Nenumato keliais taisyklės to. Nėra taisyklėse parašyta, kad du motociklai ar ten du automobiliai, bet praktikoje tai važiuoja du motociklai vienoje eismo juostoj. Bet tai klausimas tada, ar galėtų važiuoti dvi mašinos vienoje juostoj? Vėl visokių interpretacijų ir tiesiog... Tai tada šiaip tai, jeigu ten telpa jos dvi, bet turbūt irgi teisiškai čia antras klausimas turbūt būtų, kad kaip turėtų būti. Tai greičiausiai turėtų nevažiuoti greta viens kito, nes dažniausiai vis tiek, jeigu važiuoja vienoje linijoje dviese, tai vis tiek vienas yra biški prieki, kitas biški gale. Tai jau gaunas, kad jie vis tiek važiuoja, ne šalia viens kito. Poliai baikerių kultūroje yra, kad šachmatų tvarka, tai tada viskas okei. Tada mes iš vis nieko nepažydžiam, net nesvarstom to klausimą, čia viskas gerai. Bet jeigu dviese šalia, tai vėl, jeigu vienas virsta, kitą gali užkliūti gal ir panašiai, tai... Ne, aš suprantu, visos svarbiausia yra, manau, prioritetas saugumas eisme ir vieno kito tarpusio pagarba ir tiek ten. Tai sakykime, taip žmogiškai dėl tos linijos, kai line splittingo, tai man tai atrodo, kad aš asmeniškai stoviu, pravažiuoja pro mane tas motociklas, mane sukirba visiškai ten, ar čia blogai, ar gerai. Mes kultūroje esam priėmę, kad mes taip darom, ta prasme, ir teisėsauga to nebaudžia, toleruoja. Ir aš kol kas nematau problemos, jeigu tas motociklas gražiai, lėtai pro mus praslinko. Ne per ištisinės. Nepralėkė. Tai čia ar ten gali biški ištisinė ar kažkaip, tai čia vėl ar čia yra svarbu. Ta prasme, tai esmė yra ta, kad jis nesukėlė jokios rizikos, prilietino, saugiu atstumu gražiai pravažiavo, o paskui jis eismo vis tiek nesustabdė. Taip. Gerai, supratau. Ačiū tada, važiuojam toliau, paklaus prie regitros dar kažko ten. Ačiū, Dainiau. Ačiū. Ką varom į terminalą? Zdarova. Gali atlikti. O triukų galit parodyti? Gali burnoutą padaryti? Va dabar su kaukė. Tiesiog filmuoju kontentą ir noriu iškelti klausimą, ar galima tarp mašinų splitinti. Žinot, filtruoti. Galima? Pagal, jeigu eismas yra nejudrus, gali važiuoti vidurį. Jeigu eismas... Jeigu kamštis stovi ar kažkas, tu gali pris vidurį. Bet šiaip tarp važiuojančių mašinų... Bet čia tie policininkai, bet taip sakė, tai jeigu
O kom jie rėmė su taisyklėm, punktais kokiais? Aš nežinau, aš važiavau kažkada viduriu, tipo, užstau už atsidarė langas, sako, važiuok. Ai, toks gerėt sena, matau. Aš nežinau, ne vieną kartą yra buvo. Miesto dienos buvo, klausimas irgi sako tą patį, tu gali važiuoti, jeigu turės raudoną degą, visi stovi, tu gali važiuoti per vidų. Užsidega žalia, pradeda judėti, tu turi lysti į eismą. Nu va, paklausinėjau Hebros. Jie sakė, kad važiuoja ir tipo galima. Oi, kokia zėtkė. Zarovo. Žiūrėk, klausimas tavęs baikerio. Galima tarp mašinas line splitinti, ar ne? Tarp mašinų. Sustojusios, jo. O čia tavo nuomonė ar kažkokia policija sakė dar čia? Nu šiaip diskutuoja, nes visi... Vat aš irgi nežinau, aš ir klausiu nuomonę. Kai važiuoja? Negali. Kai važiuoja negali, nu aš irgi. Aš žinau, kaip mes visi darom, ne, bet kaip iš tikrųjų būtų teisiškai. Tipo negalima, bet tipo žinau, kad jeigu stovi prie sankryžos, tipo gali per šoną jas važiuoti. Jeigu neištisinės skirti, dar kažką ne, stoplinės, jeigu nekirti panašiai. Jau, nežinau. Nežinau. Ką, gerai, varysi atidarymą kažkur, stiksim? Jo, būtinai. Gerai. Važiuojame į A kategorijos vairavimo aikštelę. Pamėginsime gyvatėlę padaryti ir išeiši. Ir paklausime instruktorių nuomonės, ar galima line splitinti. Labą dieną! Klausinėjau žmonių, ar galima važiuoti tarp mašinų, ar negalima? Galima? Kaip? Kol stovi? O čia policijos kažkoks yra, ar? Ačiū, geros dienos! Dabar kiek su bendravau ten biškio baikeriais. Apskritai, visų diskusijos buvo su tais, kurie prijaučia motociklizmui. Tai ir jų aiškia nuomonė buvo, kad galima, jeigu stovi eismas, nekertam ištisinių. Policija taip sakė jam panašiai. Bet ir tie policijai jaučiu sakė tie, kuriem patinka motociklai. Irgi, nu jie irgi važinėja. O tiem, kuriem nepatinka, įdomu, ką sakytų. Paprasme, ne kažkokia remtis kažkokia konkrečia situacija, o tiesiog, va, teisinė kalba. Nes kitas nieko nusakys, jo, lys, o kitas sakys, girdė, ką tu čia darai. Įdomiai. Reiks parašyti policijai ir paklaus jų nuomonės. Respublikos vairavimo mokykla. Sveikas. Ne, čia tiesiog tokia nuomonė, a ne? Aldai, papasakok biškį savo nuomonę. Kaip? Apie ar galima, sveikas, ar galima, nu, line splittingą tarp mašinų važiuoti? Protingai darant. O ką reiškia protingai? Jeigu automobilis jau ten stovi lendamas, tai nedaužyk veidrodžio. Toj. Net buvo straipsnis 15 minučių, bet leidžia, jeigu neišsišoki, nedarai nesąmonę. Jeigu nekirti ištisinių, turbūt nevažiuoji, kai ten tarp eismas juda, ten, ne, tokių. Didelis klausimas. Bet matau, aš ir noriu paklausti. Visi, kurių klausiu? Ai, užsiėmęs, ne? Man makinis. Nu, nes greit, visų, kurių klausiu, žinai, tai motociklininkų taškiai visi tokie nuomonės. Nori važiuoti. Jo, pavyzdžiui, ir tie patys pareigūnai, žinai, sako, kad tipo, nu, kur turbūt su mocis važinėja, žinai. O kuris net važinėja, įdomu. Pažiūrim, koks laisva jėga greitis, be sankabos, 8 km/h. Nu, kaip iksiotai mokykliniai. Na, žiūrim. Ir 1, 2, 3. Ai, ne. Very dangerous, man. Very, very dangerous. Tas geras jausmas. Sutikęs ir paklausęs 3 pareigūnų nuomonės, tai 2 iš jų sakė, kad galima ir 1, kad negalima, bet už tai
nebaus, jeigu protingai. Taip pat paminėjo, kad tokio važiavimą geriau vengti dėl pačio motociklininko saugumo. Na ir žinoma, paminėjo, jog ant juostų važiuoti negalima ir nesvarbu, kad ji punktyrinė, nes ją kirsti galima apvažiuojant kliūtį, rikiuojantis ir panašiai. Na ir apibendrinant viską, tai taip ir neaišku, galima ar negalima, tai būtų įdomi sužinoti jūsų asmeninę patirtis, ar yra gal kažką nubaudę, kokia šiaip jūsų nuomonė, kokie argumentai, tai parašykite komentaruose. Įdomu padiskutuoti, įdomu kitiems gal paskaityti ir panašiai. Kalbant mano asmeninę nuomonę, tai manau, kad jeigu protingai, nekertant ištisinių, kai eismas stovi, saugiai gerbent save ir kitus, tai gal ir galima, tai bet nežinau. Įdomi, sakau, parašykite komentaruose savo patirtis šituo klausimu. Kalbant apie R6, labai smagus motociklas, kad ir senas, bet traukia puikiai. Ir jau važiuoju į garažą, bet galvoju, gal prasūkim ratuką, pažiūrėkim, ką jis gali. O pasak... Kūras. Oi, prižiūrėkit seną techniką. Ir kodėl kenkia jai ilgai stovėti garaže. Nes oksiduoja visi galiukai, sakytam. Vienu žodžiu, atvariau kūrų įpilti. Ir va, dabar esu prie garažo. Įsierdęs. Starteris nesuko. Užsijungia degimas, viskas gerai, bet bandau, nieko. Peržiūrėjau saugiklius, aišku, pirmoje vietoje, visą kitą. Tada išsiardžiau, nuo auto kažkodėl kuzėjo, kad starterio laidukai oksidavę, tai bandysiu pašveisti ir dabar atrodo kaip bitutė. Tai pažiūrim. O, vėl neini. Viskas gerai, visa kita, bet va tokios smulkmenėlės. Nes dėl to, kad dregnam garaže buvo ir negerai taip ilgai stovėt motociklai. Atvarai į garažą, rankos murznos, bet žiūrėkite, kaip bitutė. Ai, jau galvojau vėl. Ačiū, kad žiūrėjote. Kitam kartą. Kitą kartą jau norėčiau